Už manęs Vilniaus šilumos ūkio širdis, liaudiškai dar vadinama monstru. Šitoj teritorijoje Vilniaus miesto valdžia sugalvojo pastatyti vandenilio gamyklą. Vilniaus miestas paskelbė, kad pirktų apie 16 autobusų, kurie būtų varomi vandeniliu. Su broliai Latvijai jau prieš 5 metus yra pastatę pirmąją Baltijos šalyse vandenilio gamyklą. Žiūrėkime, kaip Latviams sekėsi pastatyti vandenilio gamyklą. Esame Rygoje. Latvijai, kaip minėjau, pirmieji pastatė šitą gamyklą. Ką galime pasimokyti iš mūsų brolių Latvių? Šita gamykla kainavo 16 milijonų eurų kartu su 10 vandeniliu varomų autobusų. Dalį pinigų finansavo ES, 50%. Kokios Latvių pamokas? Iš tikrųjų, paleidus 10 autobusų į eksploataciją, Latvijai iš dalies sustabdė savo projektą ir atsisakė pirkti papildomai 20 naujų vandenilio autobusų. Kodėl? Pirma priežastis. Vandenilio technologija yra labai sudėtinga. Tiek jos gamyba, tiek jos panaudojimas, tiek jos saugojimas. Vienas vandeniliu varomas autobusas gali kainuoti apie 1 milijoną eurų. O įvertinus tai, kad dar yra gamyklos kaštai, infrastruktūros kaštai, vienas vandeniliu varomas autobusas, jo savikaina su infrastruktūros kaštais gali siekti beveik 1,6 milijonų eurų. Iš 10 autobusų, kurios įsigijo pagal šį ES projektą, 4 iš jų beveik visada būna pastoviam remonte. Tai šita technologija yra labai brangi ir 1 kilometro kaina, vienas pravažiuotas kilometras gali kainuoti net 13-12 eurų už kilometrą. Todėl Latvija atsisakė pirkti papildomus 20 naujų vandenilinių autobusų. Ir turi tokį eksperimentinį projektą, kuris iš esmės yra nepasiteisinęs, labai brangus ir miestui kainuoja labai didelius pinigus.